Kaip labai prastoj vietoj sustojom, ne? Čilin. Kalną 2,5 valandos. Važiavom. Pirma diena su motociklais. Motociklus atsivežėm ant priekabos iki Lenkijos galo. Tai per vieną dieną Slovėnija, Vengrija, Rumunija ir poilsis. Dušą gultis, jis neapsikraudė, viskas. Eilė dar stovėtų. Jo, papuolėm į kamštį gerą mes čia į išeiginės. Pas juos kažkokia diena, kad 2 dienos išeiginės, pirmadienis, antradienis, tai visi į kalnus. Visai stabdžių diskų kvapas. Kaip tą autobusą, pasakykit man, kaip tą autobusą aplenkti? Čia iš kairės pusės, tai jisai, o per vidinę jisai gali tave sutraiškyti. Nebent mes taip padarysim ant smūgio, jeigu tau pavyks. Oh, yeah! Ką, tešmenai pilni. O, jos matai pasipaėdė ir eina savo. Ir atlėkė čia iš posakio 100, ne? Ką? Visai neblogai. Variklis užgesintas. Ir tokioj tyloj, ramumoj, riedžiu. Kiek čia gali begėdės. Jeigu nestabdytum, tai nežinau, čia begėtumai. 100 plius galėtų. O, reikia pristabdyti biškį. Begėjęs. Jau. O, tyliai. Nieko, aš mergiai tai pasivysiu. Žiūrim pas ką holį geriau sutepti. Gerai, reikia užpūti motos. Kur jisai čia? Kur jisai čia? Ai, kur, o kaip tu čia sugebėjai važiuoti, girdi? Ir aš irgi to įvažiuosiu. Čia blem bravas yra, palauk, oi. Einu. Oi, palauk, aš tau padėsiu. Nu, pavaro. Bičiu. Tai tu žiūrėk, kiek tau nedaug trūko, girdi. Čia galėjai išniuoti. O jo, tai čia aš irgi kritau dabar į tą. Iš čia toks prakastas. O čia. Nagi. Infrastruktūra. Kokia faina. Kokia faina.
čia tau upeliu pavažiuoti. Bandom. Pavažiuoti, laisvai varyk. Tik ne, negili matau. Jo. O, barbarizmo užsimėja. Hey! Hello! Traukitės iš kelio! Čia ir daug meškų išmatų, šūdų, trumpai tariant. Tokios šūdai su sėklom, tokios krūvos nemažos. Aš bijau jo šviežios, garuojančios tokios. Biškai jau bijau, kad gali ir mūsų šalia krūvos atsirasti nemažesnės. Lemba, nejauku, nes dabar esame vietoje Rumunijoje, kur didžiausia meškų koncentracija. Jos rumuniškai vadinasi Ursula. Ai, mes tau. Gal nesuės mūsų. O, kokia laiminga. Mamma mia! Ač. Rock and roll, baby! Rocks! Ruling! Atmenai neblogai važiuojame čia. Survivalas geras buvo. Audriukas važiavo tam, keičia kryptį, važiavo, rodo, nu kur. Op, nepasiekė kojus ir žemyn į apačią. O aš sugalvojau, kad reikia naujot apsisukti, pažiūrėti, kaip jiems sekasi. Irgi mečiau mocą į šoną. Labai neįprastas važiavimas, palyginus kaip tėvynėje. Leidžiamės po biškį, ne? Marė kaip motos bėgėjai, dėl stabdžių neįmanoma. Oi, tavai. Savo galvos laiksta, negaliu žiūrėti. Binė! Žinau vieną žodį. Čefač yra kaip sekas, o binė yra labai gerai. Oi! O binė labai gerai. Ir su to čefač ir binė mes savaitę laiko su visais susišnekam. Rodai liuksai į viršų, čefač, binė,
Ir visiems bynė tada gaunasi. O matot, išskaptuota medžių, bėga ir šičia iš medžių išskaptuota, padaryta tokia girdykla, kaip matom, va, kanopos, viską. Iš čia bėga iš šitą ir taip toliau. Tai va, kažkur ganosi gyvuliukai. Vietinė fauna. Taip, aš turėjau ką tik pravažiuoti. Čia mes jau artėjam tą baisų į kelią, kuris vadinasi Dragonai. Davažiavom Dragonų. Nu, man taip atrodo, ar ne? Vienu žodžiu taip, kad kaip ir kelio atgal nėra. Jeigu nusileisim ir nedaug dievė teks grįžti atgal, nu tai, nežinau, motociklus dalimis turbūt reikėtų nešti viršų atgal. Tai juokai jau biški baigėsi, tokia įtampa lengva, apačioje nežinomybė laukia. Nu, Teliukai, aš tave aplenkiau. Na va, davažiavom pabaigą, pavadinkim. Tai kelias, kuris išplautas upeliuko. Aišku, čia žiemą, pavasarį, tai turbūt upė teka normali. Bet dabar kaip vasara, tai jinai tokia upeliu čiurlena. Norisi imtis važiuoti dešiniau, kur yra kažkoks vėžios fragmentas, nes jeigu važiuoti kairiau, tai tiesiai per tuos akmenis reikėtų dubasint. Gilu būtų ir sunkiai pravažiuojama.
Reikia leistis, o nekilt. Ups. Reikia pasiparkuot ir eit pas audriuką. Jėga. Nagi, kas čia čioperis? Varys dragonus jisai su šito čioperiuku blizgančiu. Super! Crazy! Ah! Good luck. It's not much. Few kilometers. O taip.